Neseniai atliktas Nacionalinio miego fondo tyrimas atskleidė, kad žaisdami video žaidimus, tikrindami elektroninius laiškus ir trumpasias žinutes arba žiūrėdami televizorių naktimis nepakankamai išsimiegame. Beveik 95% tyrime apklaustų žmonių teigia, kad valandą prieš miegą naudojosi tam tikros rūšies elektronika, o maždaug 2/3 pripažino, kad savaitės bėgyje jautėsi neišsimiegoję. Dirbtinė šviesa prieš miegą gali jį sutrikdyti ir slopinti melatonino, miegą skatinančio hormono išsiskyrimą. Tai yra faktai, bet yra viltis. Galite padaryti didelę teigiamą įtaką miegui, nuotaikai, sveikatai, santykiams, streso valdymui, darbo produktyvumui ir mokymosi rezultatams prieš miegą šiek tiek apribodami elektronikos naudojimą. Taigi, bent kelis vakarus per savaitę pakeiskite savo įrenginį knygą ir išsimiegokite geriau.